pauzė tokia aktoriška ir sako, tai buvo Memelis ir Haidekrugas. Jūs būsit rami, aš padariau, ką galėjau, ar ne? Žinoma. O tai ar tikslas, ar prasmė yra verslui padėti milijonus uždirbti? Kunigai turi šeimas, vaikus augina. Čia nereikia eiti tos išpažinties, kurios visi kartais per šypseną, taip sako. Tai yra miesto istorija, tai yra miesto šaknis ir nežinant savo šaknų, galbūt ir nežinai, kas tu toks iš tikrųjų esi. Sveiki visi, kurie žiūrite Vakarų Ekspreso tinklalaidę Laikas Klaipėdai. Tinklalaidė skirta pokalbiams su žmonėms, kurie prisideda prie Klaipėdos kaip miesto kūrimo. Ne tik tais didžiuliais projektais, bet ir kažkokiais galbūt nišiniais dalykais. Ir šiandien mūsų viešnia yra Edita Valenčienė. Edita Valenčienė yra komunikacijos žinovė, specialistė, ekspertė, nežinau, kaip Edita tave pristatyti. Visi tinka man. Visi tinka, ar ne? Tai kadangi esi komunikacijos specialistė, aš prisimenu, kad prieš keletą metų. Dabar mes skirstam gyvenimą iki COVID ir po COVID, tai tas tikrai buvo prieš COVID pandemiją. Prisimenu, kad man atrodo, kad jūsų iniciatyva buvo sukurta rinkodaros, medijų, profesionalų jungtinė tokia komanda, kuri siūlė savo paslaugos. Tai man įdomu, ar išliko to komanda, ar neišliko? Yra. Tik tai pasikeitė truputėlį sudėtis, kažkas išvyko į Vilnių, kažkas į kitus darbus, bet praėjusiais berods metais jau irgi nebesusieku. Vėl susirinkom nusifotografuoti tą jungtinę komandą, kaip sakai. Tai nustebau, kažkaip net nebuvau pagalvojus, buvau aš ir 9 vyrai. Tai nebeliko merginų komandai, tai toks esminis pokytis. O tie 9 vyrai, tai fotografai, video operatoriai, tekstų kūrėjai, dizaineriai, kažkaip vyriška tokia energija. Viena iš jūsų agentūros Mediadija, ar ne, yra viena iš tokių veiklos krypčių yra paslaugos verslui, bet tų tokių, sakysim, jau įprastų paslaugų kaip tekstų rašymai, filmavimai ir taip toliau, ten dar ir tokių, specifinių mokymų. Kodėl aš apie tai klausiu? Ne dėl to, kad noriu reklamuoti, ar esu priverstas reklamuotis paslaugas, bet kur link aš lenkiu link to, kad mano žiniomis Klaipėda arba Klaipėdos regionas yra šiek tiek specifinis. Aš kalbu apie nedidžiulės kompanijas, bet apie nedidelės įmonės. Jų požiūris yra šiek tiek specifinis į tas paslaugas ir jie sako, mums nieko nereikia, nes yra Facebookas. Kiek čia yra tiesos tame? Šiek tiek, bet nežinau, senokai vis susidūriau su šituo, nes jeigu su klientu dirbam, tai dirbam metai iš metų. Bet pradžioje taip, edukuoti reikia daug, o tų, kurie sako, kad yra Facebookas ir mūsų nereikia, tai nedirbam tiesiog, nes tai yra partnerystė. Tai nėra, kad jiems mūsų reikia ar mums jų reikia. Pas mus tokiu partnerystės principų darbas vyksta, kad mes padedam jiems, jie padeda mums ir toks bendradarbiavimas, esam dažniausiai ir aukščiausio lygio vadovų komandose, nes komunikacija turi eiti šalia prie kompanijų sprendimų priimamų. Ir todėl, kad tie, kurie sako, kad yra Facebookas, tai irgi viskas gerai. Tai jie turi savo viziją, tai yra jų tiesa. Mes dirbam truputėlį kitaip. Okay. Bet jūs, čia jau konkrečiai apie jūs kalbu, Edita, jūs be tiesioginės savo veiklos, jūs darot ir šiek tiek daugiau. Ir čia tai yra, čia galbūt yra ta įdomioji dalis, kad iš šono žiūrint, man atrodo, kad jūs labai dirbat su Klaipėdos liuteronų bendruomenė. Ką jūs dirbat? Taip, ne tik Klaipėdos, aš sakyčiau, mažosios Lietuvos liuteronų bendruomenė. Visų pirma, gal klausytojas ar žiūrovas nėra girdėjęs, kas tie liuteronai, gal, jeigu galima, aš trumpai pristatyčiau. Ar ne, tai yra taip, religinė bendruomenė, viena iš religinių, krikščioniškų religinių bendruomenių Lietuvoje. Pasaulyje yra nuo
1517 metų po Martyno Liuterio reformacijos. Ir taip ir atsirado šitie liuteronai, kad skilo nuo katalikų bažnyčios, kiti sako protestantai, ne va tai protestavo prieš kažką. Čia nėra teisinga, jie... Taip, bet kaip jau 500 metų ar nedaugiau praėjo po to. Laikas keisti požiūrį, pakankamai. Bet jis yra dar truputėlį toksai gajus tas požiūris. Ir pati esu tokioj šeimoje užaugus ir kadangi Klaipėdos kraštas, čia jeigu turima kažkokių istorinių gilesnių žinių, žinoma, kad čia buvo kitoks kraštas iki Antro pasaulinio karo, jis buvo pusiau lietuviškas, pusiau vokiškas apgyvendintas, čia buvo raudonų plytų pastatai, čia buvo aukštesnė kultūra. Ką aš turiu minti aukštesnė kultūra, kad čia jau buvo viešbučiuose skambėjo klasikinė muzika, čia buvo tramvajus, čia buvo elektra, buvo vandentiekis miestuose, ko nebuvo už sienos, kaip aš sakau, Žemaitijoje. Na, daugeliui nepatinka, bet tokie yra faktai. Ir liuteronybė, ką davė Lietuvai, davė kalbą. Tai visi, Mažvydas, Donelaitis, čia yra liuteronų kunigai, kurie rūpinosi lietuvių kalbos išsaugojimą, Danielius Kleinas, gramatika. Nežinau visų projektų, nežinau visų veiklų, kur dėl, susijusių su liuteronų bendruomenė Klaipėdoje, tai ką jie veikia, ar ne, atskyrus religinius dalykus, ar ne, ką jie veikia, bet akivaizdu, kad jūs skiriat tam dėmesį, padedat tikriausiai. Tai klausimas būtų mano kodėl Klaipėdai, verta apie tai žinoti, arba verta kažkokią tai, papildomų pastangų dėti, kad mes tiesiog mūsų kasdienybėje būtų akivaizdu, kad čia gyvena ir gyvena anksčiau liuteronai. Kodėl tai yra svarbu? Geras klausimas, niekada apie tai nesusimaščiau, verta iš tikrųjų pagalvoti. Na taip dabar, ar ne, kodėl verta žmogus, kuris myli savo miestą, myli ir savo miesto istoriją, aš taip manyčiau. Deja, mus lydėjo 50 metų okupacijos ir per tą 50 metų labai daug buvo ištrinta tos istorijos. Natūralu, kas pralaimi karą, tas yra priešas ir viskas, kas priešo, yra naikinama. Tai buvo griaunamos bažnyčios, kurių Klaipėdoje buvo berods 5, istorikai patikslins. Ir jos ne tai, kad buvo griaunamos todėl, kad buvo karo metu apgadintos, bet jos specialiai buvo tankais netgi griaunamos, pavyzdžiui, Tiltų gatvėje, kur dabar Išganymo armija, ten maždaug šitoje vietoje prekybos centras Kiras, ant stovėjo nuostabaus grožio bažnyčia, kuri buvo tikrai išlikusi puikiai po Antro pasaulinio karo, bet jie taip pasakoja, kad tankais tiesiog nuvertė sienas. Tai kodėl tie liuteronai, ar ne? Tai yra miesto istorija, tai yra miesto šaknis ir nežinant savo šaknų, galbūt ir nežinai, kas tu toks iš tikrųjų esi, iš kur atėjai, kokia šio gyvenimo prasmė galbūt kai kuriems. Ir Klaipėdos miesto istorija, nėra atsiejama nuo liuteroniškos kultūros. Dėl to mes ir pradėjom liuteroniškos kultūros dienas su komanda organizuoti. Čia nuolatinis kažkoks renginys, atsiprašau. 2 metai vyksta. Pirmą kartą buvo praėjusiais metais iš to tokio, nežinau, gal noro pasakyti Klaipėdai, kad atnaujintas skulptūrų parkas vis dėlto yra istorinės liuteronų kapinės. Kad ir kaip tai skambėtų, ar ne, dabar ten vaikšto žmonės kaip po parką, bet mažai kas žino, kad ten palaidoti yra garsus klaipėdiečiai, kurie šitą miestą kūrė. Žinoma, tai nėra kažkoks tai linksmas dalykas, pop dalykas, kur čia tikrai sakytų, jo, fainiai geras, čia jie tokie įdomus. Liuteroniškoji kultūra yra Bacho kultūra, jeigu iš muzikinės pusės, ar ne. Raudonų plytų pastatai yra šio krašto irgi išskirtinis kultūros elementas. Čia šiek tiek vėliau mes prie sugrįšim, o galit daugiau konkrečių renginių įvardinti, arba bent jau tų renginių temas? Tai, kas jau yra įvykę. Liuteroniškos kultūros dienų? Taip.
Tai praėjusiais metais, kaip ir sakiau, pradėjom nuo to, kad norėjosi Klaipėdai papasakoti, kad skulptūrų parkas yra ne tik parkas, bet ir buvusios kapinės ir labai gražios kapinės. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti apskritai Klaipėdos senamiesčio ribas, tai ten beveik kur tikėsi visur kapinės. Yra labai įdomiai daktaras Arūnas Baublys man konferencijos metu papasako. Tai tose renginiuose yra, daugiausiai yra muzika menas kaip tokia, tada yra mokslas ir kalba. Šalia kalba ir giesmė kaip tokia, kaip malda. Tokie renginiai. Ar neatsitinka taip, kad iš esmės, darot renginius tarsi, kaip sakot, norit pasakyti miestiečiam kažką, bet ar neatsitinka taip, kad žiūrit, kad pasidarė tik tais bendruomeniai renginys, ar vis dėlto matot, kad ateina ir sako, aha, nežinojau, aha, aš iki tol nieko apie tai nenutuokiau, jūs matot naujų veidų. Matom ir džiaugiamės. Pradžioj taip, tikrai mąstėm lygiai taip pat kaip tu mąstai, kad tai čia mes saviem pasidarysim liuteronams, truputėlį išvelgiam to tokio mažų bendruomenių, tokių komplekso, ar ne, kad mes maži ir čia mes niekam neįdomus. Nereikėtų taip mąstyti, mes maži ir tikrai įdomus ir tikrai ateina naujų veidų. Pavyzdžiui, buvo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčioje, istorinė, labai sena, berods 17 amžiaus, ta bažnyčia išlikusi ir bandėm skaičiuoti galvas, kaip sakom, vieni sako 300 žmonių, kiti sako 350 buvo atėję. Ir tikrai nėra, kad visi matyti buvo. Tai tas pats ir Klaipėdoje. Aišku, mažose miesteliuose žmonės yra tų renginių ištroškę, ten tiek daug nevyksta renginių, žinoma, kad jie mieliau, ypač į Klaipėdos kamerinio orkestro koncertą, kur buvo italų klavesinininkas, profesionalas, ten buvo toks wow renginys. Tai taip, ateina įvairi publika. Kas dar iš renginių? Konferencija, mokslas. Kalbam daugiausiai, šiemet kalbėjom apie kalbą, lietuvių kalbą ir liuteronų įtaką kalbos, lietuvių kalbos išsaugojimui, tai atvažiavo iš Vilniaus mokslininkai, taip pat buvo ir profesorius Alfredas Bumblauskas atvažiavęs, susikalbėjo, būtent irgi liuteronybės įtaka Lietuvos istorijos raidai. Tai yra tokių, pavyzdžiui, dabar tikimės, kad galbūt rudenį atvyks kiti du istorikai, Robertas Petrauskas ir Valdas Rakutis, kurie irgi pakalbės apie Prūsijos, Klaipėdos kraštą, mažosios Lietuvos istoriją. Tai yra tų tokių popsinių renginių, pavadinkime, kurie auditorijai įdomus, bet šalia jų vis tiek yra išlaikoma ta tokia, sakyčiau, aukštesnė kartelė, ar ne, kad neinam į kiekybę, o einam į kokybę, nors tai yra ir brangiau. Porą kartų paminėjot, kad esat maža bendruomenė. Kaip maža Klaipėdos liuteronų bendruomenė yra? Klaipėdos nežinau, kiek Lietuvos mastu. Reikėtų pasižiūrėti paskutinio gyventojų surašymo duomenis, tikrai 4 procentai Lietuvoje. 4 procentai žmonių, kurie save laiko būtent šios religijos išpažinėjais, ar ne? Taip, bet net tame esmė, kas labai įdomu, kad jauni žmonės, kurie išgirsta, apsilanko liuteronų bažnyčioje, jie paskui, nesvarbu, ar būtų katalikiškų auginti ir apskritai neįėjo į bažnyčią, čia visiškai nesvarbu, bet galiausiai sako, man tai labiau priimtina yra, nes čia kunigai turi šeimas, vaikus augina, čia nereikia eiti tos išpažinties, kurios visi kartais per šypseną, taip sako, išpažįstam viską savo širdį. Toks daug labai muzikos yra pamaldose, labai giesmė yra tokia įtraukiama yra. Viskas nuo to ir prasidėjo, kad Liuteris sakė, kad šventąjį raštą turi skaityti savo gimtąją kalbą, o ne kunigas turi aiškinti, kiekvienas žmogus turi suprasti tai, ką jisai skaito, o ne tik lotyniškai, ne kas priimtina buvo tai tokie, sakykime, iš esmės veda prie to, kad žmogus atsakingas pats už savo gyvenimą, ar ne? Sąmoningesnis pagal savo supratimą, ar ne? Tai taip yra traktuojama. Galbūt iš šono gal geriau matosi, aš kai nuo gimimo tame esu, man sunku kažką taip tokio pasakyti, bet
kai kas klausia, aš taip paprastai ir aiškinu, kad esminiai skirtumai yra tokie. Ok, dar prie tų gal nenuolatinių kažkokių renginių, bet tiktais, kad vyksta dar kažkokie procesai. Švento Jono bažnyčios atstatymas. Jūsų, kaip prie to, čia man atrodo, kad ne viena organizacija dirba su šituo reikalu svarbiu Klaipėdai. Ar svarbu beje Klaipėdai? Labai Dėl ko? svarbu. Klaipėdos miestos širdies katedra, kad ir kaip įdomiai skamba, ne? Ar tai būtų miesto širdies kaip senamiesčio, ar širdies kaip žmogaus širdies katedra, ne? Mes taip tiesiog užvadinom. Nėra Klaipėdai vertikalių Klaipėdos senamiestį, nėra to jūrinio objekto, kur laivai pamatytų jau išplaukiant per uosto vartus. Apskritai tai būtų istorinės neteisybės toksai truputėlį atstatymas šitos ir ar tai yra vien tik tais liuteronų? Ne, ir labai džiaugiuosi, kad jungiasi vis daugiau bendruomenių, prisijungia ir broliai pranciškonai, dėl ko mes labai džiaugiamės. Iš tikrųjų, pradėjom visiškai ne dėl Švento Jono bažnyčios visus šitos, pradėjom apskritai dėl liuteronų, liuteroniškos kultūros žinomumo didinimo, norėjimo kalbėti apie save, kas mes tokie, rodyti, kad kokia tokia kultūra yra. Ir paskui natūraliai, kadangi nebuvo to tokio liuteroniškos kažkokios tokios iniciatyvos, pradėjo visuomenė mums priskirti ir Švento Jono bažnyčios projektą. Tai taip, bet Švento Jonos bažnyčios projektu rūpinasi Švento Jono bažnyčios labdaros ir paramos fondas. Jo vadovė yra Lilija Petraitienė, tai jie čia yra pagrindinė organizacija su Klaipėdos miesto savivaldybė. O dabar tai tikrai labai smagu, kad daugiau bendruomenių jungiasi, kad tai yra svarbu, nes visi supranta, kad liuteronams vieniems patiems tai tokios didelės bažnyčios tikrai nereikia. Tai bus viso miesto katedra, kaip aš įsivaizduoju, kurioje vyks koncertai, kurioje vyks santokos, nebūtinai bažnytinės, galbūt ir civilinės. Turizmo objektas, ar ne? Jūsų asmeninis motyvas, ar jūs dirbat kaip komunikacijos specialistė, prisidedu prie tikslo taip, kaip geriausia moku, ar yra kažkoks gilesnis dar? Man svarbu, kad kažkaip, kai pradėjau irgi galvoti, kodėl, nes mes visi savanoriai, mes ten neatlygintinai dirbam liuteroniškos kultūros dienose. Visiškai gyvenam iš rėmėjų, iš to, kas remia, patys realiai nieko neuždirbam, netame esmė yra. Tai kažkada savęs irgi klausiu, kodėl čia dabar reikia to laiką skirti, vis tiek tai yra laikas, tai yra energija, tai yra jėgos. Bet tada toks atėjo supratimas, kad o tai ar tikslas, ar prasmė yra verslui padėti milijonus uždirbti, ar geriau prasmę išvelgti tokiuose dalykuose. Tai man čia buvo toks atsakymas, kad šiame darbe yra prasmė po savęs palikti projektus tokius gražius, prasmingus, kurie galbūt įeis į istoriją, į miesto istoriją. Jūs būsit rami, aš padariau, ką galėjau, ar ne? Žinoma. Ok, Edita, o jūs esate Klaipėdietė, Klaipėda gimusi? Ne. Kaip atsidūrėt Klaipėdai ir iš kur? Aš esu iš Šilutės. Atsidūriau per studijas ir likau. Aišku, buvau nuklydusi Vilnių, nes visus jaunus žmonės traukė Vilnius, bet pritraukė ir nelikau, neaptiko. Trūko jūros, žiauriai trūko jūros. Jūros trūko. Žadėjau klausti priežasties, nes jeigu dabar pažiūrėtume, man atrodo, tą vidinę migraciją, tai į vieną pusę ir į vieną autostrados pusę ir man atrodo, kad ne viena, kaip pasakyti, ne viena grupė mieste galią kažkokią turinčių arba sprendimų galią turinčių sakytų, kad arba net yra įsivardė, kad tai yra problema ir kad reikia jauną žmogų palikti čia. Tai vat jūs paliko jūrą. Ne vien tik jūra, aišku, daug faktorių susidėjo. Šeima, čia tėvai, draugai, pažintys tos pačios. Čia, žinai, kažkas nutinka, žinai, kam skambinti iš karto. Vilniuje esi svetimas, viską reikia iš naujo statyti, ten yra didžiulė konkurencija. Ir tikrai nėra toks šiltas ir gražus bendravimas. Gal man tai pasitaikė, ne, versle. Bet tikrai yra tokių dalykų, kur
nepatiko, gal todėl ir nelikau. Negalima absoliutinti, žinoma, ne, kitiems viskas ten tinka. Mano nuomonė, tiesiog man tai pasitaikė, tokios aplinkybės susiklosti, nelikau. Nors tikrai daug išmokau, daug sužinojau, bet to pakako ir sakau, važiuoju namo. Ir ten pritaikysiu. Ir ten pritaikysiu. Sunku šiaip buvo. Kodėl pradėjot būtent tokį verslą? Ar įsilavinimas lėmė, ar pamatėt kažkokią nišą, ar kitokias priežastys nulėmė? Studijavau žurnalistiką, po to magistras buvo tarptautinės komunikacijos. Žurnalistė dirbau, galiu suskaičiuoti mėnesiais, kiek aš jie dirbau. Mėnesiais, tiesiog net metų nesusidarytų. Išbandžiau televiziją, išbandžiau spaudą. Neprilipo, tiesiog. Ir paskui dirbau redaktorė, tokiai studentiškoje laidoje ilgą laiką, tai patiko. Ir, nežinau, tiesiog gyvenimas vedė ir kažkaip natūraliai susiklostė, kad nuėjau būtent į tą kryptį. Kažkada ten su Vokietijos verslininkais kalbėjau, žiūriu, kažkokia įdomi kompanija, gal ir čia Lietuvoje kažką būtų galima padaryti. Toks galbūt buvo įtaka labiau iš Vokietijos pusės, kas padarė esminį tą žingsnį, kad sako pradžia. Tarptautiniai kompanijai buvo kviesta dirbti kaip marketingo vadovė. Tai taip ir susidėliojo, bet tai čia jau 10 metų atgal. Media jau išėmė 10 metų, tai sunkiai ir kažkaip bepamenu, kas ten buvo, bet tokie esminiai ir buvo. Vokietijos verslui įdomi Klaipėda. Kai kurios šakos, manau, kad taip. Iš tikrųjų, Klaipėdoje vyksta labai daug dalykų, ko mes ir nematom. Ten ne tik apie uostą kalbu. Taip. Čia ir kultūros lygmenį, ir verslo. Tikrai jų yra, tų dalykų, logistika. Čia vyksta tikrai. Ir tie žmonės, kurie dirba su vakarų Europos auditorijomis, kam jiems viešintis toj Klaipėdoje, ne čia. Tiesiog, jeigu kažkoks laimėjimas, taip, pasidžiaugia, bet ir ne tai, ne visi tą padaro. Girdėjau, čia taip pat tik pasidalinsiu, bet visai nesnei girdėjau iš Hamburgo uosto darbuotojas, kad sakė, kad Klaipėda yra įdomi ir dar vienas dalykas vertinama. Vertinama dėl to, kad, dėl vietinių, sakysim, žmonių atsakomybės supratimo, gebėjimų, dėl to, kad sakė, jeigu šitie paims, jie padarys gerai. Mes tokie. Tai komplimentas klaipėdiečiams, gal čia lietuviams, ar apskritai klaipėdiečiams kaip tokia miestiečiams, tai smagu girdėti. Atsakomybės yra čia. Įvertinimas realus. Įvertinimas mums visiems, taip. Taip. Tai va, klaipėdiečiai, kas nežinot, kad mes esame geri ir atsakingi žmonės, puikiai padarantis darbus, tai nuo šiol žinokit. Čia tarp kitko. Edita, grįžtam prie dar vieno jūsų projekto Raudona plyta. Raudona plyta. Beje, Google įvedu šitos raktinius žodžius, tai pirmų rezultatų nelieskit, nes ten yra dalykai, apie kuriuos mes negalim viešai kalbėti. Kas tai yra? Raudona plyta projektas. Raudona plyta, raudonos plytos, tai yra projektas apie raudonų plytų pastatus mažojoje Lietuvoje. Įskaitant Klaipėdą. Ir Klaipėdą. Čia jų labai mažai belikę. Žinom tos svarbiausius, ar ne paštą ir buvusius teismo rūmus, kalėjimą, jeigu šių dienų, tarkim, terminais kalbant, bet ten realiai buvo statytas kaip teismo rūmų pastatas. Buvęs paskutinį kartą, kas jame veikia, tai buvo Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Dabar jau, man atrodo, beveik 10 metų, kaip jisai stovi tuščias. Tikriausiai. Ir nyksta kaip Maironio Trakų pilyje. Deja, nyksta, kaip ir paštas nyksta. Yra dar šiek tiek Klaipėdoje Smeltės berods buvusi mokykla. Bet šiaip Klaipėdoje, Memelyje šitie pastatai buvo tiesiog specialiai nugriauti. Dabartinio Memelio miesto teritorija yra 2 nuostabūs raudonų plytų pastatai, kurie yra išsaugoti ir tai yra valio ir labai džiaugiuosi ir dėkoju. Jos beje, rengiant projektą, berods buvo jau nuspręsta, kad jie bus integruoti. Ir jie turėtų ten, atrodo, būti pėsčiųjų alėja ir tie namukai labai, daug kas jų nėra matę, daug kas nėra girdėję, dėl to, kad visą laiką buvo už tvoros didelės ir niekas jų nematė, tai kuo greičiau reikia atverti ir pamatyti. Aš esu buvęs viename iš jų.
Tai filmavimo komanda irgi yra buvus, ten filmavo tokį filmą Garšva, dar prieš visą renovaciją šitų namų. Tai taip, jie yra tikrai džiuginantis, kad jie bus išsaugoti, šitas faktas. Jūs žinot, kas ten buvo tose pastatuose, kokia jų buvo paskirtis? Tiesą sakant, ne. Kažkas matyt su uostu susiję, kiek girdėjau, uosto reikmėms buvo. Kas ten konkrečiai, tikrai nežinau dabar. Tai gerai, turim paštą, turim buvusi komisariatą, buvusi teismą, turim tos namukus, viskas? Teismo rūmai, čia tiek, kur kalbam, ar ne, kur būtent policijos komisariatas. Mėmelio miesto teritorijos kitoj pusėje. Taip. Taip, tai šitas. Aha. Daugiau Klaipėdoje, aš tokių Kalotės mokykla yra, na čia nebe Klaipėda, Klaipėdos rajonas ir Smeltės mokykla, kas man yra žinoma. Taip, dar yra truputėlį Begos teritorijai labai gražus raudonų plytų pastatas, bet irgi už tvoros. Neprieinamas tai paprastam miestiečio akiai, ne, kur būtų galima sakyti. Bet šiaip senasis Mėmelis yra, na, išnykęs. Na, aišku, prie Dangės yra 3 tie, ar ne, pastatai, kur Mėmelis kavinė. Tai va, irgi yra, ar ne, pačiam senamiestyje, aš dabar taip skenuoju greitai. Tilžės ir Rumpiškės gatvėje dar yra berods. Yra, taip, teisingai. Berods 1907 metais, tai logiška, kad palikimas irgi tų laikų. Sendvario berods ant žiedo yra irgi tenais, dabar kur dvaro pastatus tvarko. Tai taip, tokius ant pirštų suskaičiuojamus tikrai galima mes ten rasti, bet tikrai nedaug. Bet jau išvažiavus iš Klaipėdos, pasukus labiau link Šilutės į tas pusės, nes Mažoji Lietuva buvo nuo Nemirsetos, jeigu tai paimsim šiauriausią tašką, iki Smalininkų, jeigu paimsim patį piečiausią tašką, ne? Ir sieną taip maždaug reikėtų brėžti, jeigu taip ar ne, tai jau Švėkšna buvo Žemaitija, Saugos dar buvo Mažoji Lietuva, jeigu taip ar ne, Kretingalė dar buvo Mažoji Lietuva, Kretinga jau buvo Žemaitija. Nu, va taip maždaug įsivaizduoti, Tauragė Lietuva, arčiau, o ten Žukai jau dar buvo Mažoji Lietuva. Tai taip, toks siauras ruoželis buvo šito. Tai gerai, bet grįžtam prie raudonų plytų, ar ne? Tiek visai Mažoji Lietuva, tiek Klaipėdai. Vėlgi, ką jūs bandot pasakyti? Ką jūs bandot pasakyti? Čia tas pats klausimas, kaip ar ne apie liuteronų bendruomenę, tai čia apie raudonas plytas. Kodėl tai yra svarbu? Lygiai dėl tos pačios priežasties, tai yra krašto istorija. Truputėlį turim apmaudo šito krašto mylėtojai, tie Mažosios Lietuvos kultūros ir paveldas sergėtojai, kad per tą 80, per 50 metų labai sunyko viskas. Ir mokyklos tapo butais, tiesiog apgyvendinti žmonės, nes nebeliko ką mokytis. Gražios, didžiausios raudonų plytų mokyklos, kurios realiai ir yra daugiausia to tokio išskirtinumo turinčios mokyklos, paštai, ligoninės, geležinkelio stotys, o čia į kuriuos aš ir fokusuojuosi su projektu Raudona plyta, ar tai raudonos plytos, kaip pavadinsim, kad jeigu bent vieną tokį pastatą pavyktų išsaugoti, ar tai prikelti antram gyvenimui, jau būtų tikslas pasiektas. Ir ką mes norim pasakyti, pradėjau apie apmaudą, tai apmaudas toks, kad jie nyksta, ir su juo nyksta ir buvusi ta, na, imperija, pavadinkim taip, gal tai nėra geras žodis šių dienų kontekste, bet čia buvo Prūsijos imperija ir tai buvo, na, nepabijosiu pasakyti, kad buvo bent 50 ar daugiau metų priekyje negu Didžioji Lietuva. Nepopuliari dabar galbūt būsiu tam tikrų klausytojų rate, bet gaila, kad nyksta tai, kas buvo sukurta ir nebeliks ateities kartoms, ką papasakoti apie tas raudonas plytas, apie Klaipėdos kraštą, Mažąją Lietuvą. O norisi tą padaryti, norisi išsaugoti. Ir norisi realaus pavyzdžio, visada lengviau kalbėti, kai galima kažką paliesti, ar ne? Taip, tai kodėl svarbu išsaugoti? Na tai vėl krašto istorija, krašto palikimas, grožis, estetika.
kad nesunyktų tai, kas buvo sukurta praeities kartų, nes jie irgi kūrė, statė tai turėdami gražius tikslus, nes jeigu taip jau tokiais įdomesniais faktais kalbėti, tai Klaipėdos krašte, mažoji Lietuvoje, statydavo mokyklas, kodėl daug tų mokyklų tokių yra raudonų plytų, statydavo mokyklas, kad jos negalėtų būti toliau negu 3 kilometrai vaikui pėsčiomis eiti. Tai dėl to jų buvo tiek daug, nes buvo tikslas iškeltas, istorikai gal galėtų daugiau papildyti, kad raštas yra svarbu, kad visi vaikai būtų mokslinami, kad būtų prieinamas raštas, kad mokėtų skaityti, rašyti. Toks buvo tikslas šito krašto, kad visi būtų išprusę. Ne, jau tada suvokia, kad čia yra pradžių pradžia, matyt, pagrindas gero gyvenimo, o ne, tarkim, koks nors dievulis ar ne, arba horoskopas. Jūs paminėjot, kad savo veikloje susijusi būtent su krašto istorija, jūs jaučiate apmaudą. Bet čia, aišku, reikėtų išvengti, jeigu tik kyla grėsmė kažkokio tai politikavimo, bet ar jūs nejaučiat priešiškumo, nesusidurėt? Nes, kodėl aš to klausiu, dėl to, kad viešoje erdvėje kartais, mes žinom, kad Klaipėdoje nuolatinė diskusija Danė ar Dangė, ar ne, tai viešoje erdvėje kartais matyti tokių pasvarstymų, o kam visą tai, kam čia reikia, kokio velnio čia užsimanė kažką padaryti. Tai ar jūs bent jau tokiame lygmenyje jaučiat, nežinau, skambučiai, komentarai, sulaukit tokio nepaaiškinamo priešiškumo arba paaiškinamo priešiškumo? Aš visai neseniai pradėjau apskritai kalbėti apie tai garsiai nuo 23 metų, kai vyko Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio minėjimas. Ir man norėjosi pakalbėti, kad šiame krašte dar yra žmonių, kurie prisimena, kad buvo truputį kitaip. Nes natūralu, kad Lietuva kalba apie lietuvius, ar ne, kai buvo, kad buvo sukilimas ir taip toliau ir panašiai. Bet kas labai nustebino, kalbant apie priešiškumą, kad net 100 metų praėjus, vis dar yra tos skausmo, tos susiskaldinimų, vis čia kažkokie vokiečiai, fricai, fašistai, jūs čia prūsai, o mes čia neva tai taip. Yra dėja, bet to neturėtų būti mūsų tiek mažai, lietuvių apskritai pasaulyje mažai ir dar mes kaldomės. Apskritai, kiekvienas turi savo nuomonę, tai gal tiesiog reikėtų tokios pagarbos. Kiekvienas turi savo tiesą ir kiekvienas turi savo pomėgius. Tai aš gal taip žiūrėčiau. Taip, to priešiškumo yra, neneiksiu. Tikrai yra ir to, kam to reikia, koks šito viso tikslas. Tai tada kelkim tikslą, tai kam tada ryte lovą kloti, jeigu vakare vėl miegoti. Tai čia toks iš tokios truputėlį operos. Kam kažką daryti, jeigu galima nedaryti. Jeigu galima nedaryti. Tai man norisi daryti, kažkam nepatinka, tai ką padarysi, kažkam patinka ir viskas yra gerai, žmonių yra įvairiausių ir kažkaip, kad tokia priešiškumo, tai visada jo bus, bet ką aktyviau darysi, bet kada susilauksi kažkokių komentarų, bet jie kažkaip taip, mes toliau darom ir tiek, taip, atkreipiam dėmesį, žinoma, bet mūsų tikslas kilnus, mes žinom, kad darom ne dėl kažkokių, kaip pats sakai, politinių ten ar kažkokių komercinių ar ten pinigų uždirbti. Ne, mes darom dėl kilnaus tikslo, norim šviesti visuomenę, norim pasakoti apie krašto istoriją, be kažkokių paslėptų tikslų, kad mes čia kažką dabar palenksim į savo pusę ir ten norėsim kažką užgrobti jokiais būdais. Norim tiesiog papasakoti, kad mes esam. Buvom daug metų, pavyzdžiui, mano tėvų karta ir vyresnių už jos bijojo pasakyti, kad yra liuteronai, šišioniškiai, šito krašto gyventojai. Tai atėjo ta karta, kuri pagaliau nebebijo. Dar toks truputėlį aspektas yra, nes buvo sovietmetis ir nebuvo leidžiama būti tokiu, nes tai ta liuteronybė, jinai vis dar dėja, bet vis dar siejama yra, kad tai yra kažkas vokiško. Ne, liuteronų yra labai daug ir lietuvių kilmės
Ir ne vien tik tai vokiškai. Taip, kad gali būti taip mažiau žinančiam atrodo, kadangi tikėjimas prasidėjo Vokietijoje, kad čia viskas yra vokiška. Galbūt, bet... Bloga prielaida. Su tokia prielaida, tai daug nelogiškų dalykų mes čia galėtumėm išvesti. Tai... Bet žinios jos praturtina, išlaisvina ir pakeičia mąstymą. Ok, Edita, aš jums linkiu, kad jūsų niekas neišbalansuotų šitoje veikloje, jeigu tik jums tai atrodo svarbu. O aš paprašysiu jūsų, mes turime tokią tradiciją, kiekvieną svečią klausti, ką jūs palinkėtumėt Klaipėdai. Tai manau, kad mano palinkėjimas būtų toks organiškas iš viso pokalbio. Atsigręžti į savo šaknis ir jas suprasti. Norėti suprasti, domėtis. Aišku, liepiamoji nuosaka čia apskritai netinka, bet pasakysiu taip, kad ta praeitis yra įdomi. Ir aš linkiu ją pažinti, suprasti savo miesto istoriją, kodėl jis toks kitoks. Nes, pavyzdžiui, jeigu vėl grįžtant apie sostinę kalbėti, tai būna, kad nesupranta, o kas čia kitaip, kodėl tas miestas kitoks, kodėl tie žmonės kitokie, suverčia jūrai, čia jūra prapučia jiems protas, mintis ir taip toliau. Ne. Kraštas kitoks, nes jis nuo seno buvo kitoks, jis niekada nebuvo, na gerai, jeigu ten jau iki pat viduramžių kapstytume, tai taip, čia buvo visokių istorinių praėjimų, bet jis ilgą laiką nebuvo lietuviškas. Ir dėl to jis yra ir kitoks, nes čia buvo truputėlį kitokia kultūra. Na, pavyzdžiui, turiu dar irgi paminėti, kad kai buvo 100-mečio minėjimas apie tą priešiškumą, aktorius Darius Meškauskas dramos teatre vedė šitą minėjimą ir pasakė, kad 1923 metais, kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, Lietuvoje buvo 2 miestai, kuriuose buvo kanalizacija. Pauzė tokia aktoriška ir sako, tai buvo Memelis ir Haidekrūgas. Vėl pauzė, Klaipėda ir Šilutė. Ir po to nuvilnijo toks gražus šurmulys. Ne visiems patiko ir iki šiol ne visiems patinka, bet nėra ko pykti. Tiesiog tai yra faktai. Ir viskas su to yra gerai. Linkiu pažinti. Viskas yra gerai. Viskas yra gerai. Edita, ačiū labai, kad skiriat laiko, kad papasakojot, pasidalėjot dar giliau, ką veikiate, kodėl veikiate. Mes savo žiūrovom ir klausytojams tik tais priminam, kad šią tinklalaidę, kaip ir visas kitas, galite pamatyti Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Tie, kurie nori nepraleisti tinklalaidžių, patarsiu paspausti subscribe arba paspausti varpelio simbolį ir gausit pranešimus, kai atsiras naujos tinklalaidės. Tai ačiū dar, kad skirtą laiką ir iki kitų susitikimų.